Sveiki, šiandien išpakuosime tokią kortelę Victorinox, kurioje yra, atrodo kaip kortelė, bet kurioje yra, tarkim, štai matot, berods, kiek čia, 13 funkcijų. Taip, čia parašyta letter opener, tai laiškų atidarimas, žirklės, tweezers, tai šitie, šitą pincetas, kaip čia lietuviškai, pressurized ballpoint pen, ketvirtas, žiūrėkite, ketvirtas, net yra ballpoint, tušinukas, stainless steel pin, penktas, liniuotė, šešta. Čia kažkur liniuotė, septintas su liniuotė. Aštuntas magnifying glass, padidinimo stiklas. Screwdriver, 3-5 mm, kur čia, 90. Kaip ir atsuktuvai. Paskui Phillips screwdriver, 11 ir 12. Ir LED. Ir LEDą turi, geras. Čia turbūt baterija dedasi. Gerai, pasižiūrim. Aš jį mačiau kažkada Amazonėj, bet nusipirkau oro uoste. Frankfurto oro uoste. Taip atsidarys tiksliau. Toks tulsas viename oro uosto, žodžiu, parduotuvė. Kaip pernat Frankfurto oro uostą, ten yra duty free, man atrodo. Parduotuvė ir galite nusipirkti. Taigi, lyg tai išpakavau. Taip, žiūrim. Pakuotė ir buvo parašyta 13 functions, 13 funkcijų. Taip. Viškai pakelsiu kamerą. Tai va. Victorinox pavadinimas, nežinau kaip, bet geras. Jinai piniginė telpa, ta kortelė. Taip, padidinimo stiklas, dėmesio. Pasižiūrim, kur čia žiūrėtų turbūt, jeigu pavadinimas, tai turbūt, didina normaliai. Va, matot. Taip, dabar pasižiūrim, kur ta lemputė, va, yra LEDas. Bet plastikas toks, normaliai veikia, žiūrėkit. Geras, fantastika. Čia rusų kalba yra, ispanų, prancūzų, vokiečių. Čia nežinau kokia kalba. Ir italų. Taip, faina. Pasišvies galima. Toliau žiūrim, taip, atsuktuvai. Viskas labai aiškiai paaiškinta, fantastika, man patinka. Atsuktuvai smulkiems daiktams atsukti. Taip, toliau. Kas čia? Žirklės. Žirklės. Pasižiūrim. Aišku, kokius nors smulkius daiktus, fantastika irgi. Geras, man patinka. Taip. Kaip dedasi, tai jau nežinau. Taip atrodo. Ar taip? Taip dedasi. Supratau. Toliau. Pažiūrėjom, dabar žiūrim čia. Va, tie tweezeriai, pincetas, bet pincetas tai, gal ir galima kažkur panaudoti, labai silpnas, jaučiasi bent jau rankose. Taip, toliau. Ballpoint pen? Geras. O kaip jį, tarkim, o jeigu jis pasibaigs, ką daryt? Pasibaigs tai ir pasibaigs turbūt.
Aha, tai Victorinox guarantees all knives and tools to be first class stainless steel. Matot, pirmos klasės, šiandien rudinis plienas, also guarantee a lifetime against any defects in material and workmanship, safe for electronic components damage caused by normal wear and tear, mouse and not connected by the geras lifetime warranty. Lifetime against any defects. Supratau. Against any defects. Nu, gerai. Taip. Reikės internete pasižiūrėti, kaip čia galima šis pasikeisti, jeigu galima. Greičiausiai nelabai. Taip, toliau. O geras. Čia SIM kortelėm patogu būtų išimti. Fantastika. Man patinka. Tai realiai pirmas toksai, aišku, ne iš AliExpresso kokio, o iš, tarkim, Victorinox, kuris realiai įdomus ir galbūt naudingas. Taip, kas čia? O, peiliukas. Geras. Gerai, o peiliukas bent jau aštrus. Bet toks, vat, jaučiasi minkštas, nežinau, ar tik va čia, vat, nesulūž, persišviečia. Nu, gal ir ne. Taip, atrodo lyg tai viską. Liniuotė, kur ta liniuotė, nematau. Liniuotė štai čia. Taip, liniuotė, tušinukas, tas pinas, čia nice. Šitą pažiūrėjom, tweezeriai. Žirklės yra, atsuktuvai yra. Lemputė yra. Viskas. Tai va toks įdomus daiktas. Jeigu rasiu aš nuorodą, aš vis tiek rasiu kažkur nuorodą, aš jums pridėsiu, galėsit pasižiūrėti. Bet šiaip tai tikrai dalykas neblogas, o dėl kainos, man atrodo, kad, nu, jie ir pigus. Tai va, taip atrodo tas viršelis. 13 functions, Swiss Card Light, makers of the original Swiss Army knife. Nu, puiku. Vis geriau negu pirkti kažkokius padirbtus arba panašius į Victorinox kokiam nors AliExpress'e. Tarkim, bet jūs nematot teksto ir, nežinau, kamerą dabar pati ir pakrypau, gal matysis. Nu va, pasididint. Įdomus variantas. Čia, pavyzdžiui, nu, kas blogai primato ar ką, su savim gali nešiotis ir naudoti. Ir dar, tik tai galėjo būti, vat, idėja galėjo būti, kad pašvietimas čia kažkur kaip tik čia galėjo būti, kad, nu, kad jeigu kas nors ten ieško teksto ir taip toliau. Čia dar matosi, va, maža baterija, bet man atrodo, kad jos kad tas dalykas nelabai ardomas. Tiksliau pasakius, vienkartinis, jeigu lemputė perdegs, arba tušinukas baigsis, tai bus ne kažką. Gerai, tai ką, iki kitų kartų. Taip, aš čia dabar įsijungiau prožektorių iš kairės ir norėjau parodyti, kad baterija vis dėlto čia pasikeičia. Tiesiog reikia atitraukti iki galo ir pakelti su pirštu. Taip užsikabina ir baterija, matot, išlenda. Apgalvota viskas, o po to tiesiog pasispaudžia ir viskas vėl veikia. Nu, neblogai sugalvota, iš tikrųjų. O tas tušinukas, nu, dėja, bet teks jį užsisakyti iš originalios parduotuvės. Tai va, iki kitų kartų.